Sveiki pirties mylėtojai. Štai nugvelbiau porą vantų tam, kad turėčiau kur rankas padėti ir parodyčiau, koks šiandieną vėjas čia. Rokiškis. Tai yra miestas, vietovė, kuri pretenduoja į pirties sostinės vardą. Tai mes čia sugrįžtame ne pirmą kartą ir čia mes jaučiamės kaip namuose, nes žmonės laukia šitokių švenčių, jie ateina pasiruošę, jie žino, ko nori, jie kažką bando išbandyti naujo. Ir kas svarbiausia, kad pirtininkai pasiruošė štai tokias vantas, atvažiavo šią vasarą padirbėti šitoje šventėje. Pirma vasaros šventė, kurią lietuviškos pirties bičiulių draugija organizavo 1 Liepos šeštadienį, vyko Rokiškyje, Velykalnio bendruomenės parke. Bendruomenės pirmininkas Stasys Mekšėnas, energingas žmogus, propaguojantis sveiką gyvenimo būdą, neslepia, kad tokia pirties šventė be alkoholio ir sveikatinanti tobulai atitinka bendruomenės nuostatas. Stasy, papasakoju, kaip jums iš vis gimė idėja tokias pirties šventes daryti ir kaip jums čia užtenka visur subėgioti energijos? Gerbiamas Sauliau, matot, pas mus yra įstatos Velykalnio bendruomenės parašyta sveikos gyvensenos propagavimas sveikoje aplinkoje. Labai tinka ir mes prieš 4 metus, 19 metai, taip, pasiūlė Janina Komkienė, sako, Stasy, padarykim gal pirčių festivalį čia. Labai graži erdvė, ežeras, 500 ąžuolų, taip, šventa vieta, kalvarijos ir sugalvojom, mums 19 labai pasisekė, gerbiamas Saulius vedėjai tada, visi rokiškėnai labai buvo patenkinti, Jūratė irgi čia filmavo, Edmundas, visi ir pradėjo prašyti tos šventės. Tai kada Covidas užėjo, mes praeitais metais, 21 paėm ir padarėm tą. Ir jūs pastatėte dar netgi stacionarę dūminę pirtį čia. Taip, jo. 100 vietų va stacionari, krosnį, 6 tonai akmenų, susivyrino. Tarp kitko nukopijavom nuo jūsų 19 metų. Nidijau, į Rokišio kraštą pirtis vis užsuka ir užsuka. Tai kuo čia ypatinga ta vieta ir kuo ypatingi žmonės, kad pirties jie taip įsigeidžia, kad mes kiekvieną vasarą turim atvažiuoti? Žmonės myli pirtį. Suprantu, bet visoje Lietuvoje myli, bet būtent Rokiškis... O čia daugiau, šitam krašte daugiau, kiekvienam kaime nuvažiuok. Dūminė pirtis yra, vos ne kiekvienam kieme. Ir pačiam teko organizuoti ir šitą šventę, tai tas entuziazmas yra iš vietinių, kad jie laukia šitą šventę. Laukia, ypač Velykalnio bendruomenėje propaguoja tą sveiką gyvenseną ir entuziastai čia jau Stasį klibina nuo žiemos, kad greičiau darom. 2019 metų pirtis čia įleido šaknis Velykalnio šitoje teritorijoje. Pasėjo tą gerą sėklą. Tęsime pasakojimą apie gražiausią pirties šventę Rokiškio miestelėnams. Kviečiame pasižvalgyti po šventę ir pažiūrėti, kaip sekasi mūsų profesionaliems pirtininkams atlaikyti žmonių, norinčių pasipirtinti nesibaigiantį srautą. Mūsų broliai ir sesės darbuojasi pirtyse ir galite gyvai stebėti, o žmonės susėdė ant suoliuko, gėrisi tuo, ką mato pirtyje. Galima tiesiog prakaituoti stebint pirtį iš lauko. Visose šventėse, jeigu išgirsite šitą tokį garsą, žinokite, tai yra Antanas Bagdonas, tai yra žmogus, būgnininkas pirties. Antanai, tai yra tavo pagrindinis pirties įrankis, kaip suprantu, ar daugiau vantos? Ne, jokių būdų ne pagrindinis, bet jisai man labai patinka. Šitą metodiką ir todėl per šventės yra beprotiškai daug tų mūsų pirtininkų, o šitą, ką aš darau, toks unikalus reikalas, žmonėm įdomu, dėl to ir į šventės aš atvežu. Pas tave tie žmonės, aš žinau, gauna ypatingą programą, kadangi tai būna kažkoks toks, kaip šiais laikais pavadinus, šou. Tai yra muzika, tai yra tiesiog atraktyvai. Muzika, miškų garsai, pojūčiai, kvapai ir visos kitos emocijos. Kada aš pirmą kartą apsilankęs pas tave, iš tikrųjų buvau sužavėtas. Būna, kas užmiega. Būna užmiega? Jo. Bet ten paskui ateina demonai? Bet kai pasakai, jau kelkite, sako, dar nenorim, dar norim pabūti. Buvo labai nustebę, kai pirmas užėjimas buvo, kad praktiškai neužpylus garo, sušilo ir kad buvo visai linksma ir kad nereikėjo čia vaduotis karščiais kažkokiais. Dažnai kartuoju tą patį, kad buvo svečiai kažkada tais ir mergina gyrėsi tokiu savo gyvenimo patirtim, kad, sako, nuvedė mane į pirtį prieš 15 metų
tenai primušė, iškepė, pasakė taip reikia ir aš 15 metų neėjau į pirtį. Tai vat, kad to nebūtų, tai geriau truputį... Jūs gydot nuo tokių lygų. Vat labai Nuo mušimo, nuo kepimo. Vyrų kompanija prie mūsų pirties, jie tikisi, kad sužinos kažką iš pirtininkų, nes prie pirties visur vyksta kažkokie diskusijos, debatai apie tai, ką reikia daryti pirtyje, kaip teisingai daryti. Dažniausiai vyrai klausia, kaip teisingai pastatyti pirtį arba sumurti krosnį. Tai mūsų kolegos pirtininkai dalinasi tą informaciją ir be abejo, po to visi eina kartu į pirtį ir ten jau garas kyla kaip reikia. Kiek vienu kartu užeina žmonių? 8 imam. 8. Visiems užtenka? Visiems užtenka ir garo, ir pirtininko, ir vantų. Ir vantų užtenka? Ir vantų užtenka. Ir kvapų. Ar yra kas ateina su savo vantomis? Šiandien ne. Dar neatėjo? Dar neatėjo. Ai, nes pamokos, mačiau, dar vyksta. Pamokos dar vyksta, dar jie riša ten, mačiau, prie tos kitos palapinės. Svarbiausia, šitų meldų visų neišrautų, nes... Man atrodo, dauguma žmonių ateina į pirtį pamatyti kažko tai wow. Šou nori. Šou nori. Aha. Tai vat pabandysim parodyti kažkokį nedidelį šou, kurį galėtų pasidaryti savo pirtyse ir jie. Aš manau, kadangi, kai sako, Lietuva yra giminių kraštas, tai ateikite į pirties šventę. Tikrai. Ir tikrai surasite savo artimų žmonių. Jeigu ne giminės, tai bent tie, kurie myli pirtį, ne? Kurie myli pirtį, gal antrą pusę, o gal dar kažką. Ką mes ten žinom? Antrą pusę suras labai patogu, ne? Jo, visi atsipalaidavę, šypsosi, charakteriai tokie geri. Taip, jeigu ateina žmogus į pirtį ir tu atėjai į pirtį, reiškia kažkas turi bendro. Viskas. Karma. Karma. Atveda. Taip. Tai yra pirtininkai, kurie ne tik tai, kaip sakant, trintukai, bet ir trina dar kažką. Pritrina dar kartais. Bet svarbiausia, kad yra gera nuotaika. Ir jėgų dar yra? Yra jėgų. Yra. Dabar to steiką įmesim. Steiką važiuoti. Jo, svarbiausia nepamiršti pavalgyti ir atsigaivinti mineraliniu vandeniu. Taip. Tai buvo... Kaip jums sekasi? Mes vargstam. Pirties šventėje galima ne tik smagiai pasipirtinti, sužinoti begalę pirties paslapčių, bet ir įgyti naujų žinių. 3 bent žolelės pirčiai. Kokias labiausiai tiktų? Iš tikrųjų, tai dauguma žino šitos augalus, tai yra tradiciniai 3 augalai, tai yra dilgėlė vitaminų karalienė, kurie ir prieš pirtį gerai, ir po pirties, kad atstatyti mikro-makro elementus išprakaitavus. Tai yra beržų lapai, kurie ne tik vantai tinka, bet ir labai gerai porom atverti, detoksikuoti organizmą. Ir dar labai, žinoma, norisi kažkokio kvapo, aromato, tai yra mėta. Mėta gali būti vandeninė prie vandens, kai mautis ir užminė ant kranto, tokiai bridus iki kelių auga vandeninė mėta. Gali būti garbiniuotai mėta iš daržo arba pipirnė pati stipriausia. Tai va 3 augalai - dilgėlė, beržų lapas ir mėta, nuostabus augalai pirčiai. Klasikinė pirties arbata. Taip. Arba šiaip sakydavo, kad, sako, iš ko arbata, sakau, tai kas liko nuo vantų. Tai va, labai puikiai. Praktiškai viskas galima. Liepžiedžiai, beržo lapai ar dar kažką, tai galima viską dėti. Kai pirties šventėje sutinki miesto merą, kuris yra tokio renginio iniciatorius, supranti, kad rokiškėnai padarė teisingą pasirinkimą ir į mero postą išrinko teisingą žmogų, kuriam jie tikrai rūpi. Praėjote dabar čia matėt kažką, tai nusižiūrėjote jau, kur eit į pirtį? Nusižiūrėjau, jo, į 100 vietą būtinai. Čia jau tradicija irgi, kokia tampa. Tradicija irgi, jo, pernai buvau, patiko, tai šiemet. Ir labai daug žmonių, kiek žinau, laukia būtent 100 vietas išbandyti. Ir aš žinau, kad Rokiškio viešoji pirtis dirba jau, ne? Dirba, atnaujinta. Po pandemijos atsigavo. Taip, atsigavo ir truputėlį atnaujinom. Nes beros 100 vietą į pirtį kažkas ir pasakė, įprašė jūsų pažado, kad pirtis turi dirbti, ne? Davėt pažadą ir pažadą ištesėjo. Vat Rokiškis turi savo viešą pirtį, kuriai nedavėt numirti, dėl to mes labai labai gerbėm jūs. Ne, iš tikrųjų, buvo problemų, buvo sumažėjęs lankymas ir sąlygos nebuvo itin geros, bet dabar pati garinė atnaujinta, visiškai naujai, dar pradedam rekonstruoti po truputį patį pastatą, tai bus išlaikyta. Pakalbinkime šventėje apsilankiusius rokiškėnus. Aš iš jų odos spalvos įtariu, kad jūs buvot pirty. Ko gero. Jūs buvo šitoj pekloj? Nu, peklą nepavadinsi, bet pirtis yra pirtis. Ar patiko? Patiko. Super, ne? Praeitas kada buvo Rokiškė, nejau, šį kartą ryžausi. Teisingas žingsnis, aš manau, gyvenime. Ir kaip jums ta pirtis šitą? Pasakam. Dar eisit? Eisim, ką tik tai priimstam. Ar prideda sveikatos? Aišku, Dieve, ir nuotaika gerai, sveikata. Ar grožio prideda? Viskas. Jo, matot, kokias gražias rūžas. Kiek kartų buvot?
2 kartus šiandien. Ir kiek dar planuojat? Nu, jeigu priims, tai dar planuoju, aišku, malonu, nes gyvenu ne Lietuvoje. Labai pasilgstu iš vis pirties. Ten, kur aš gyvenu, nėra tokio dalyko kaip pirtis. Jūs gyvenate Mėnulyje? Ne, Sardinijai. Sardinijai ir taip pirtis? O ten ir taip karšta, jo. Jo, žinau. Jūs į vandenį šaltą šiaip paprastai vaikštot ar tik po pirties? Net pirmą kartą šiemet. Šiemet atidarėt maudymosi sezoną? Jo, pirmą kartą. Ir kaip jausitės? Oi, labai puikiai, laukiam, kada įėjimai bus dar 3. Dar 3 kartus labai eisit? Patiko, jo. O nebus per daug? Oi, aš tikiuosi ne. Gerai, sėkmės. Vertėjo parą kuriant pirtį? Vertėjo. Kaip ten garas? Labai puikus. Ir meras buvo... Ir meras, ir gerai merą pavanojam visi čia, mes taip jau davėm, kaip pridera. Bet taip už visus gerus darbus? Už visus, be abejo, tik už gerus darbus. Aš manau, kiekvieną kartą reikia valdžiai užkurti pirtį. Būtinai. Ne tai, kad kas 4 metai ir kas 5 metai ten, bet manau, kad reguliariai. Reguliariai. Kiekvienus metus, aš manau, Liepos 1 dieną bus Rokiškyje pirties diena. Jūs girdėjot? Jeigu ir jūs norite, kad mes su savo pirtimis ir profesionaliais pirtininkais bei masažuotojais atvyktume į jūsų miestą, sukurdami nuostabę sveikatinimosi pirties šventę, turite išreikšti tokį norą savo miesto valdžiai. Labai graži šventė, daug žmonių. Daug žmonių šiandien. Tikrai, Velykalnis tikrai eilinį kartą mus nustebiname, šiandien pirmą kartą čia šaunuoliai, jų bendruomenė šauni. Aš manau, kad tai turėtų pavyzdys kitiem Lietuvos miestams, kad kaip galima organizuoti tokias šventes, kurios yra sveikos, yra jos prasmingos. Ir ne vienas miestelis, mesgi esame jau buvę ir Širvintose esame buvę, mus pažada ir kiti miestai jau taip pat pagal panašų formatą kviesi tokią šventę savo gyventojams. Taigi, kad tai yra sveika, gražu, šilta, taigi labai kviečiame visus kitų savivaldybių darbuotojus kviesti mus ir kad organizuotume jų gyventojams tokias šventes. Taip, tai yra prasminga šventė, mes atvažiuojam, parodom, ką mes galim, žmonės įgyja naujų patirčių ir čia daug laimingų veidų mačiau. Čia ne tiek laimingų, čia kiek pasitenkinimo šūksnių, kiek čia tokių išeina, oi, kaip čia buvo gerai, kaip čia kvapnu, kaip čia faina.